Tai žmogaus širdis. Lygiai tokia pati plaka ir tavoje krūtinėje. Prisiliesk, pasiklausyk, kaip ji plaka. Tokių dar 6 milijardai. Tai skaitliukas, kuris atskaičiuoja mano dūžius. Tokį turi kiekvienas, turi ir tu. Deja, jis turi tik atgalinį skaičiavimą. Kiekvieną sekundę mes neišvengiamai artėjame prie savo finalo. Ir netgi jeigu daleisti, kad aš kaip ir tu pragyvensiu ilgą gyvenimą, galima lengvai išskaičiuoti, kiek dūžių liko. Aš dabar atimsiu šiek tiek tavo gyvenimo tam, kad papasakoti vieną labai svarbią istoriją. Ji gali nepakeisti nieko, bet gali ir pakeisti visą tavo gyvenimą. Ir taip, šou prasideda. Sveiki, berniukai ir mergaitės. Aš Džordžas Bušas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Grandioziškiausias pasaulio šalies prezidentas. Greitai aš nustosiu būti prezidentu, tačiau prieš tai, kaip išeiti, aš papasakosiu tau apie kai ką. Mano šalis imperija. Imperija, kuri valdo pasaulį. Mes totaliai kontroliuojam viską. Pinigus, naftą, politiką, karus, informaciją, kultūrą, mokslą. Viską pasaulyje. Bet taip buvo ne nuo pat pradžių. Tad pažiūrėkime, kaip mes tapome pačia iškiliausia pasaulio šalimi. Tai prasidėjo prieš daugelį metų. Ir aš tai vadinu didžiuoju amerikietišku šou. Pradžioje stipriais buvome ne mes. Stipriais buvo Europa ir Rusija. Didžios civilizacijos. Mes pradėjome spręsti šią problemą ir organizavome pirmąjį pasaulinį. Kol jie žudė vienas kitą, mes statėme savo šalį. Juk nesvarbu, kiek žmonių žus. Svarbiausia, kad pas tave viskas būtų tvarkoj. Kam koks skirtumas, kai kalba eina apie 10 milijonų mirčių? Po pirmojo pasaulinio karo mes atvedėme prie valdžios Vokietijoje Hitlerį, kuris išplėtojo antrąjį pasaulinį. O, tada mes pradėjome dirbti pilnais pajėgumais. Mes nesikišome iki paskutinio, laukiame, kol jauni ir stiprus atsiguls į kapus. Kol jie sugriaus savo miestus ir čia atsirasime mes, išgelbėtojai, kurie padės, bet tik su sąlyga, kad visi liks mums skolingi, o svarbiausia, visi talentingiausiai atvažiuos pas mus ir pradės dirbti ant mūsų. Nieko baisaus, kad Hitleris sunaikino 50 milijonų žmonių. Šūdas atsitinka. Svarbiausia, kad pas tave viskas būtų tvarkoje. Jeigu atvirai, Hitleris buvo mūsų draugas. Mano senelis Preskotas Bušas. O, štai jis, labas senelė, turėjo banką, kuris finansavo Hitlerio atėjimą į valdžią. Jis irgi skaitė, kad egzistuoja diduomenės rasė ir žemesniosios rasės. Mes niekada nemokėjome gerbti kitų. O prasmė yra tik tame, kad daryti kitus pavaldžiais savo. Mūsų civilizacija iš pat pradžių naikino kitas kultūras, kaip tai buvo su indėnais, darė juos pavaldžiais savo bet kokiais būdais. Tai buvo su negrais Afrikoje, taip pat buvo ir Europoje. Pas mus buvo džiazas ir kinas, o pas juos karas. Genialu, ar ne taip? Mano senelis man pasakojo, kaip jie su draugais organizavo Pearl Harborą. Tik tai paskui mes perrašėme istoriją ir tau pasakoja, jog tai padarė japonai. Mums tiesiog reikėjo dingsties, kad įsitraukti į karą. Kas tai yra 2000 žmonių, netgi jeigu jie mūsų kariai? Palyginus juos su milijardais dolerių, kuriuos mes uždirbame, ir galybė, kurią mes gavome. Taip, kare laimėjome mes. Mes daugiausiai iš to pasipelnėme. Rusai, vokiečiai buvo patrankų mėsa.
Mums reikėjo padėti jiems su technika ir sužaisti jų ambicijomis, kad jie pabaigtų tą darbą. Mums reikėjo parodyti, kad mes stipresni už visus ir mes numetėme 2 atominės bombos ant 2 taikių miestų, kad pas juos nebeliktų klausimų. Šitaip žuvo 200 000. Bet tai buvo to verta. Kai viskas pasibaigė, pas mus atsirado problema. Rusai. Vienintelė civilizacija, kuri kaip ir mes pretendavo tapti pasaulio galiūnė. Be to, ji turėjo atominį ginklą. Rusų galybės negalima buvo nurungti ir mūsų tikslas tapo nugalėti juos kitais būdais. Tačiau apie juos šiek tiek vėliau. Sugrįšime į Europą. Pati didžiausia mūsų problema Europoje tai jų ilgaamžės kultūros ir istorijos problema. Mes ištirpdėme ją masinėje kultūroje. Tu atsimeni, kaip atsirado rock'n'rollas? Taip. Tie šlovingi vyrukai, kurie dainavo apie meilę ir laisvę. Tu atsimeni seksualinę revoliuciją ir hipius? Naivu manyti, kad visa tai atsirado savaime. Tiesiog buvo daug jaunų ir talentingų. Jauni ir talentingi visada problemų šaltinis. Svarbiausias revoliucijos variklis. Tuomet mes išradome pirmą socialinį virusą. Greito savęs susinaikinimo nuostatą. Mes pavadinome tai gyvenk ryškiai, numirk jaunas. Mes sugalvojame pasakoją apie laisvę ir teisės. Mes net nesukūrėme jos, mes tiesiog ją panaudojame. Pasaka apie demokratiją ir laisvę. Kokia nafik demokratija? Jų neegzistuoja. Egzistuoja tik tai mūsų interesai. Ir daugiau nieko. Tai mes nusprendžiame, kas laisvas ir demokratiškas, o kas ne. Ir mums giliai nusispjauti, kas ir ką apie tai pagalvos. Masinės informacijos priemonių plėtra padėjo mums kontroliuoti praktiškai visus informacijos srautus. Mums reikėjo padaryti žmonių gyvenimo prasme tai, kas atneša mums didžiausią pelną. Mes sukūrėme vartotojišką visuomenę, kuriai visiškai nereikalingų daiktų vijimas tapo gyvenimo prasme. Žmogus gimsta, mokosi, dirba, sukuria šeimą, palieka palikuoninius, pasensta ir miršta. Mes kontroliuojame jo veiksmus kiekviename etape ir visose srityse. Masinė kultūra tai primityviausia instinktų ir apverstų vertybių kultūra. Ji suteikia mums galimybę kontroliuoti sąmonę ir ištirpdyti daugelio tautų tradicinę gyvenimo sanklodą. Europiečiai ir rusai daugiau nebenori sukurti šeimų ir gimdyti vaikų. Žmonių nusispjauti, iš kur jie kilę, kokia yra jų istorija ir kas juos valdo. Jų miestus užtvindė emigrantai, kurie tiesiog išgyvens juos ir ta teritorija taps antrąją Ameriką. Šalimi be tautos ir genties, be istorijos. Laisvė? Tik tai nejuokink manęs. Laisvė šiandien. Tai pasirinkimo tarp skalbimo miltelį ir mašinos markių laisvė. Uždirb pinigus ir leisk juos. Visa tai praeina pro mūsų sąskaitas. Žmogaus gyvenimas mūsų pajamos. Kuo daugiau jis perka, tuo daugiau mes gauname. Bet sugrįžkime prie rusų. Mes primetėme rusams ginklavimosi varžybas, kurių jie negalėjo laimėti. Bet tai buvo tik manevras, nukreipiantis dėmesį, kad mes turėtume ginklų gamybos užsakymų. Kol rusai statė raketas, mes lenkėme juos džinsais, Coca-Cola ir plikojais užpakaliais, pavadindami tai laisvę. Mes